Kokį melą šiandien deginsim ant laužo? Mr. President, nice to meet you. Great seeing you. First time. Thank you very much that you're coming in our Lithuania country. Taip jums nepasigirdo. Mr. President, Mr. President, Mr. President. Vengrijos užsienio reikalų ministras pavadino Mulkio statulėlę priėmusi prezidentu. Mulkis prezidentas galėtų būti toks naujos pasakos herojus. Pasakos apie diktatorius, kuri dėja gali virsti skaudžia realybė. I understand that I'm the first foreign visitor since you were elected, right? Yes, you are the first one, and I'm grateful that you are coming to know my country. Keli svarbiausi faktai. Vengrija yra visiškoje energetinėje priklausomybėje nuo Rusijos ir valdžia priklausomybės atsisakyti neketina. Ministro pirmininko Orbano autoritetai – Kinija, Rusija ir Turkija. Tai jis deklaruoja viešai. Kaip Orbanas sako, jis kuria neliberalią demokratiją, kur nėra žiniasklaidos laisvės ir visose sferose absoliuti valdžios kontrolė. Tokia Lietuva dar tik Mulkio statulėle besidžiaugiančio prezidento svajonėse. Bet jis žingsnis po žingsnio to sistemingai siekia. Melagio aušra – tai Vengrijos valdžios veiksmų kopija. Jo nuostatos užsienio politikos klausimais man iš tikrųjų šypsenos jau nekelia. Tas elgesys, ta retorika mūsų nedžiugina, mūsų netenkina. Ir ateis laikas, kaip Juršėnas sako, bus ir vaikas, gal ir bus sprendimai. Daug jo kalbų taip nieko ir nepasibaigdavo. Situacija primena tą garsų į hashtagą ir jo į nebūtį nugrimzdusi autorių. Nesureikšminkim. Galvoju, kaip kreiptis, ar partijos pirmininkė, ar užsienio reikalų ministrė. Tai, kaip sakant, partijos prezidentas taip, dar šalies ne. Nesureikšminkim ir geriau paklausykim, kokią naują aušrą žada žvaigždės. Taip yra susidėlioja žvaigždės, taip susidėlioja meteorologiniai tam tikri dalykai, kaip ir tada sakiau, kad penktadienį... Kada reikia paskirti krašto apsaugos ministrus? Logiškiausias, teisingiausia dalis ir vieta paskirti ministrus būtų dar sekančią savaitę, lapkričio 11-12 dienomis. Kaip Mulkio statulėlę pelniusiam prezidentui patarė Petelnės ir Samčio iš jo kuchnios žvaigždynai, taip ir nutiko. Lapkričio 11 dieną prisiekė nauji kultūros ir krašto apsaugos ministrai. Tai tikėtina, kad jie išdirbtų ilgiau, taip kaip padarė didžiausią klaidą, kai aš sakiau, kai Ignotą atleido penktadienį. Tai buvo pačios blogiausios žvaigždės susidėliojusios premjerės, būtent horoskopė ir Gitano Nausėdos žvaigždynė. Lietuva gyvens pagal nukopijuotus Orbano horoskopus? Dabartiniai valdžiai, kaip suprantu, toks žvaigždžių išsidėstymas tinka. Bet yra didžiulis kliuvinys, kurio Mulkiui prezidentui kol kas niekaip nepavyksta įveikti. Tai pilietinė visuomenė. Tai jūs. Ne iš Vilniaus ir ne iš elito, kaip bando įteikti Vengrijos scenarijaus plagiatoriai. Tai ne dviejų, o vienos Lietuvos pilietinė visuomenė, kurios dėka neįvyko kultūros ministerijos užgrobimas. Auditai subliuško kaip muilo burbulas ir bet kokie vengriški tikslai kol kas atrodo kaip nepasiekiama Mulkio svajonė. Tuo tarpu neiškilus Ignotas toliau vaikšto po užkabarių laidas ir pasakoja apie tą vieną savaitę ministro kėdėje, kurios jis niekaip negali pamiršti. Visi kultūrininkai yra labai jautrūs žmonės, jie jautriai reaguoja, jie yra patiklus, naivus yra. Jie yra tikrai naivus ir juos lengva apgauti. Jeigu tu pasakai, kad jis toksai arba kitoksai, ne pagal juos čia atims cenzūrą, čia tuo ateis, rusas užpuls ir jie gali to patikėti. Kol jis pasakojo savo vienos savaitės istoriją, jo lengva tikiais pavadinti kultūrininkai ruošėsi didžiausiam įvykiui, kuris sudrebins visą Lietuvą. Ir tai nebus tik apie kultūrą. Lietuva kyla iš bedugnės lapkričio 21. Sekite naujienas kultūros protesto paskyrose.